Čia opening šoras. Parepetuojam dar kartelį. O, labą dieną. Sveiki kolektyvas, dar vienas savaitgalis, dar vienas renginys. Šį kartą esame enduro kempe ir mokinsimės geriau važiuoti su enduro mocais. Tai esame enduro Lithuania trasoje prie Medeinos, susirinkę nemažai enduro entuziastų su lengvaisiais hard enduro, soft enduro ir žinoma adventure motociklais. Tai pasižiūrėsime, kas čia vyks, ko mus pamokins šios srities profesionalai. Tai likite su mumis ir žiūrėkit, kaip mums seksis. Nurėdėk atgal tiesiog. Man pirmas mano bandymas irgi buvo toks. O. Baisu atvažiuoti tą padangą, aišku, taip. Prieš šiandienos renginį pagaliau pasikeičiau priekinę žvaigždutę į 13 dantų, prieš tai buvo 14. Jau minėjau anksčiau ir žiemą, kai važinėjau, kad jaučiu, kad mano antras bėgis yra ilgokas. Tas ypatingai pasijautė X-trail'e, nes kylant į kalnus per ilgas būdavo antras bėgis, šiek tiek trūkdavo galios prie mažo greičio. Tai dabar bus pats tas, pravažiavau kelis ratukus, blemba priprast tikrai reikės, mocas jaučiasi aštresnis, tai bus reikalų. Anyway, varom, žiūrėsim, ką mus čia mokins šiandien. Nu, ar esate pasiruošę, vyrai? Emilis va ruošiasi, moco net neplovė. Kam čia dar kartą purvinti? Tos neskutau, moco neplovė. Ko dar nedaryti? Visą kitą plovę. Formula 1 pit stopas. Čia lengvas kontaktas buvo su žeme. Bet žinok, eis geriau nei nauja, žinok, čia dabar svorio mažiau. Jau tik eis. Susipoliruos viskas, aerodinamika. Čia tik supoliruojamas, iki taip nebūna. Specialiai. O tokie servisai. Čia į dešinę pusę galvo pakreips, kad netaškytų. Stojam visi rikiuoti instruktažai, papasakos ką ir kaip darysim. O, Tuarega. Ką, važiuojam apšilimo ratuką, visi kartu su visa didelė grupė. Leisiu po vieną! Labai daug sukibimo šiandien trasoj. Naktį lyjo, tai gruntas užšlapęs. Padangos tikrai žiauriai gerai kabina. Labą dieną. Kaip ir priklauso, pradžioje apšilome, o tada mums treneris paaiškino apie visas pozicijas, kurias turime žinoti ir kurių turime laikytis važiuodami motociklu. Po to, žinoma, sėdame ir praktikavomės. Nu ką, važiuojam pirmą ratą. Užduotis yra išlaikyti visą laiką ant kojų pirštų, pakojus ant kojų pirštų, tiksliau ne ant kojų pirštų, o ant pėdų pagalvėlių laikyti pakojus pačius.
ar girdėt, nes nebuvau įsikišęs mikrofono. Prieš tai važiavom taip, kad, žodžiu, pėdos, kad būtų ant pagalvėlių, laikytum ant pakojų. Ir dabar dar koncentruojamės, kad spaus mocą su keliu. Kaip gaunu striučkių. Žodžiu, dar kartą viską apibendrinu, kad pėdų visada būtų pėdų pagalvėlės visada būtų ant pakojų ir kad visada spaustume mocą su keliais. Labai geras pratimukas. Iš karto daug sukibimo yra moce. Tikrai, kai važiuoji, kai sėdi ant priekio. Dar? Tikrai labai gerai priekis kimba. Reikia įprasti šitą poziciją. Aš visada kojas laikydavau ant pėdų pagalvėlių, tai man tas yra ne problema, bet spaudimas moco tikrai į tą reikia atkreipti dėmesį. Po važiavimo atsisėdus, treneris kiekvienam iš mūsų paaiškino, kaip turėtumėm važiuoti atsistoję ir kokia mūsų turėtų būti gera pozicija. Pabandyk pėdą, įkalbėjom, kad liestų visą. Tris. Nu va, su. Va tokios turi būti centrinės pozicijos, važiuojant atsistojus. Kaip ir priklauso, po teorijos ėmėmės praktikos. Daug važiavome atsistoję, tada įvedėme atsisėdimų, tada įvedėme kažkokių manevrų su kojomis, tai yra permetimas bėgio, stabdymas ir panašiai. Tarpuose treneris mus vis pakoreguodavo, duodavo gerų patarimų, kad mes galėtumėm įvaldyti šitas technikas geriau. Deja, bet atsisėdimų ir atsistojimų dažnų nuo sėdynės kameroje gerai nesimato, tad jums teks patikėti tik tai mano žodžiu. Labai daug mokinomės, kad sėšiu į patį priekį iš centrinės pozicijos. Daug kartojimų važiuoji, tiesioji, atsistoji, atsisėdi ir viskas, kad į patį priekį. Ir jau jaučiu, kaip pasiteisina tas, nes posūkį daug geriau jaučiu priekinį ratą. Ir galiu daug greitesnį greitį pasimti. Dabar mano užduotis yra važiuoti atsistojus, 3% posūkio stovint, sėsti, iškišus koją, kišti koją čia prie padangų. Nu ką, dabar 2 ratai stovimoj pozicijoj. Reikia nepamiršti spaust mocą. Gerai? Brum. Buvo užduotis prieš pietų pertrauką apvažiuoti 2 trasos ratus visiškai atsistojus. Tai jo nugarėlė pakirta, bet šiaip labai smagu. Daugiau yra pasitikėjimo su mocu ir atsiranda vis daugiau. Žiauriai gerai. Nu, kaip pamokos, Emili? Labai gerai. Kūnas nesutvertas. Nesutvertas. Gerai. Kaip tau, Pauliau? Geras pavasario atidarimas. Oi, atidarimas, atsiprašau. Tomai, kaip tau? Ledas. Ką, keliaujam pietaut, po pietų mūsų laukia kažkokios mini varžybėlės ir tada antra dalis, kur varysim į treilus ir į kažkokias įkalnes. Tai
Vėl gal šiek tiek X-Trailo formato. Nu ką, papietavom, dar paklausėm Mykolo Paulavičiaus pasakojimo apie jo kelią link Dakaro ir dabar varysim į antrą dalį. Dar prieš tai nuvarysiu protestuoti Aprilio Storego. Pažiūrėsime, apie ką čia šitas motociklas. Blemba, kaip senai važiavau su kokiu nors sunkiu mocu. Jau iš karto matau, kad kojelę reikia pakelti, nes nelabai nori lyst batas. Stabdžiai kokie efektyvūs. Wow, šiaip labai smagiai mocas valdosi. Tikrai labai gerai važiuoklė dirba kaip tokia mocai. Wow. Nu tikrai įspūdingai mocas važiuoja. Wow, geras, patiko. Tikrai smagus mocas. Wow, fainai. Labai smagus, labai gerai važiuoja. Nu ką, po pietų pertraukos vėl sėdam važiuot po biškį. Pasuksim dar čia apšilti. Reikia neužmiršti įgūdžių, kuriuos įgavom. Ką, biškį apšilom, dabar sakė, bus varžybėlės. Kas ilgiau važiuos 3 metrų ar kiek. Aišku, tiesiai, nezigzaguot. Emilis laimėjo, iššūkį, maladės. Dabar bandom važiuoti per bangas. Tikslas yra išlaikyti per bangas centrinę poziciją.
Čia treneris aiškino, kaip reikia važiuoti per bangas ir tada davė mums užduotį pakelti ratą priekinį nuo pirmos bangos ir pataikyti sekančios bangos viršuje. Nu, man kol kas atrodo šitas pratimas pats sunkiausias. Kol kas nelabai pataikau ritmo, kažkaip tiesiog su kūnu neteisingai sudirbu, bet supratau esminį dalyką, ką blogai darau, tai gal pavyks perdirbti. Kažkaip nelaikau vienodai gazo. Nu ką, dabar važiuojam, sakė, savo malonumui į kažkokį single tracką. Bus proga išbandyti, ką išmokom. Šiaip tikrai šiandien įgavau gerų įgūdžių. Padirbėjau su stovėsena, padirbėjau ten, kur reikia sėsti su mocu, kur anksčiau galvodavau, kad sėdžiu ant priekio, tai dar per mažai sėdėdavau. Gal ne tiek per mažai sėdėdavau, kiek iš esmės nebuvau pakankamai pasilenkęs. Ta meka gerai pagavo. Dabar yra užduotis, kad privažiuoti prie ten tokios įsivaizduojamos linijos, sekundėliai sustoti ir pajudėti. Viską darom atsistoję.
važiavam kažkur į kitą vietą. Biškį pastoviniavom, ten atvažiavo kita grupė iš enduro kempo, tai matyt, kad nesimaišytumėm. Nekreip dėmesio. Duodat gazą, laiką ir tiesiog nedarykit staigių judesių. Nedarykit tų atsimušimų. Nu ką, važiuojam kažkur į kitą vietą. Toj traselį tikrai buvo nelengva. Labiausia problema yra su, kad alkūnės labai nori kristi. Tai blemba reikia, nežinau, pasidaryti kažkokį lipduką, užsiklijuoti čia, kad alkūnės į viršų, sėdi priekį, va dabar sėdžiu priekį, žiūrėkit, jeigu matot, va visiškai priekį, tai va taip sėdėt, alkūnės viršų ir tada galima guldyti. Kai atsistoji irgi, centrinė pozicija, nugara ištiesta. Kyla. Kyla gerai. Taip pat gerai. Aš vos neperverčiamas. Tu, tai žinai, varytą stabdymą nėra. Nu, atleidai ir nieko, ne? Nu ką, pirma diena pasibaigė, buvo žiauriai geros pamokos. Rytoj mes su Emiliu tęsim pamokas, Tomas atsijungia. Va,
Taip, ne? Ne ta ranka. Rytoj mūsų laukia pamokos su Nerimantu Jucium. Taip? Taip, žinoma. Tai va, tai bus labai įdomu. Likite su manim. Čiau.